būti Rusija, tik ne Lietuva. Jeigu Lietuva, turi būti kryžiai ir šventi paveikslai. Ilgai aš negalėdavau suprasti, kodėl lietuvis beraštis deda 3 kryželius. Pavyzdžiui, vokietis deda 3 iksus, kitų tautų vėl pavingiuoja, o lietuvis 3 kryžius. Žinot, kas į šitą klausimą atsakė? Lenino premijos laureatas Eduardas Mieželaitis. Knygoje Mano lyra, eilėraštyje 3 kryžiai. Sako, 1 kryžius nuo vartų, 2 nuo sienos, o 3 nuo kryžkelės. Taip, lietuvį lydi 3 kryžiai. Namie ant sienos, prie sodybos vartų ir kryžkelėje. Ir ne tik lietuviai šitai pastebi. Štai vartau svetimtaučių rusų atsiliepimus apie Lietuvą Striečas Litvoj. Nikitina, Aksionovas, Surkovas poetai, Klionovas, Erenburgas, Ilja Paustovskis, visi sako, čia pakelėse, kryžkelėse kryžiai. Štai kodėl, brangieji, tu broli lietuvi, kad ir draudė tau, tu statei vis kryžių kur nors. Kapinėse prie sodybos, niekad neužmiršiu vienos dzūkiškos sodybos, kur bedieviai nugriovė prie vartų kryžių Metelių parapijoje. 10 mečius tas kryžius stovi verandoj kampu pastatytas, nes tiesiai pastatytas netelpa. Ir žmogus verkdamas sako, ašgi be kryžiaus gyventi negaliu. Štai kodėl švenčiant Lietuvos 600 metų krikšto jubiliejų yra pasirinkta simbolių net 7 kryžiai. Be kryžiaus lietuvio neįsivaizduosi. Tad noriu, broli sesė, kad tu namie pagalvotum rimtai, ar matomai vietoj pas tave yra kryžius. Ir aš noriu štai šitokiu linkimu baigdamas dabar į tave kreiptis. Tie kryžiai būdi, dieną naktį saugo ir lydi mus visus gyvenimo keliu. Ištikimesnio ir geresnio draugo visam pasauly rasti negaliu. Amen. Pasakojant arba žiūrint vaizdus, neįmanoma perduoti ir suprasti atlaidų, nuotaiką, pobūdis. Reikia pačiam pamatyti. Amen.
Kai kas pabandykite sekančiais metais nuvažiuoti į Žemaičių Kalvariją. Girdėsime antrąjį kunigo Jono Kaunecko pamokslą. Turbūt visi tikintieji žino apie kryžių bažnytinį pasakymą. Su šiuo ženklu nugalėsi. Su kryžiumi tu būsi tvirtas, niekas tave nenugalės. Pasvarstyk, broli sesė, ar teisingas šis posakis mūsų Lietuvos istorijoje. Ar tikrai kryžius davė mums tvirtumą? Turbūt nėra kitos tautos, kuri būtų turėjus tokią liūdną istoriją kaip lietuvių tauta. Lietuvišką žemę trypė kryžiuočiai, trypė švedai, trypė caro žandarai, trypė vokiečiai, net mongolai ir tie buvo atsidanginę ir nesutrėpė lietuvio. Vienintelė tauta pasaulyje tėra, kuriai buvo 40 metų rusų uždraustas raštas. Jokios kitos tautos nėra, kad būtų buvę uždrausta savo raidėmis spausdinti knygas. O lietuviai žuvo, o lietuviai mirė, lietuviai kraują praliejo, bet nepasidavė. Ar neteisinga, broli sesė, kad su kryžiumi žmogus nenugalimas? Juk prisimink, štai šiandien Moldavai romanų kalbos grupė rašo savo knygas rusiškom raidėm. Tarybų sąjungai nerašo rusiškom raidėm, tik Užkaukazė ir Pabaltijis. Kelios dešimtis tautų rašo savo knygas rusiškom raidėm. Jų niekas neprivertė, o lietuvis norėjo priversti ir lietuvis nepasidavė. Jo nesutrėpė niekas. Vakar, brangieji, buvo mūsų poetės Salomėjos Nėries mirties diena. Salomėja Nėris yra apdainavusi, kad Baltijos bangos verkia, nes žuvo prūsai, žuvo jotvingiai, žuvo kuršiai. Bet apie lietuvį, apie žemaitį, štai kaip gražiai jinai prabyla. Tik tai lietuvis, tik žemaitis prieš geležinį siaubą spiręs. Kol saulė mūsų žemę kaitins, jie bus atsparus kaip tos gyrios. Taip, broli lietuvi, broli žemaiti,
valdžią bedieviai pasakė, lietuviai nebebus tikintis, nes tai liaudės valia, o tikėjimas ponų primestas. Turiu pasidėjęs Lietuvos pionieriaus laikraštyje pionieriaus klausimą 1960 metais. Ar po 20 metų Lietuvoje dar bus tikinčių? Ir redakcija atsako, nebebus. Praėjo 27 metai. Pažvelk tu, bedievi, į šitą minę žmonių, ar nebėra tikinčių? Juk tu net inspekcijos nebeišstatei milicijos ant kelių, nes tikintis lietuvis nugalėjo tavo prievartą. Ačiū Dievui, kad atėjo persitvarkymo demokratijos laikai, bet lietuvis ir be šito būtų nugalėjęs. Todėl nenustepsi, broli sesė, jei sužinosi, kad toks Sirijos pilietis Rafaelis Nakla, mokėdamas 32 kalbas, nutarė išmokti 33 lietuvišką, kad mums lietuviams parašytų štai šitokį sveikinimą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nedidelė lietuvių tauta, didvyrių tauta, tu išauginsi tūkstančius apaštalų ir šventųjų. Štai kokius nuostabius žodžius parašė šitas sirietis, susipažinęs su Lietuvos istorija. O ir komunistai gerbė lietuvių tvirtumą. Štai Ilja Ehrenburgas, vienas žymiausių tarybinių rašytojų, knygoje liūdi Godi Žizin, kaip rašo apie mus lietuvius. Blogai žinojo dvasią tie lietuvio, kurie norėjo užvaldyti tylius valstiečius. Lietuvis tyli, mėgsta tylėti, bet jo tyla kaip geležis. Jis tyli, bet nepasiduoda, lietuvis tyli, bet nesulinksta. Lietuvis moka pasakyti ne ir jo ne nesulaužomas. Ir brangų žemaitėliai, apie jūs tas komunistas kaip nuostabiai prabylo. Žemaičiai tai kietesni už akmenį. Lietuvoje kaujama, žemaičio nenuginčysi, žemaičio nesulenksi, žemaičio net nesudeginsi. Būkime tvirti lietuviai, būkime tvirti žemaičiai. Amen. Reikia pasidžiaugti, kad atlaiduose tikrai jautėsi gerąją prasme persitvarkymas. Pirmą kartą keliuose į Varduvą ir pačiame miestelyje nebesimatė autoinspektorių mašinų ir būrelių uniformuotų milicininkų, kaip būdavo ankstesniais metais. Kas pirmą kartą dalyvauja Žemaičių kalvarijos atlaiduose, tas 16 kryžiaus kelio stotyje gula kryžiumi veidu ant pievos. Per 2 paskutinės stotis visi klūpo, rankas iškėlė į viršų. Tai daro pagerbiant Kristaus kančią.
minime šventąją kryžiaus relikviją. Einant kryžiaus kelio stotis, kunigui Kauneckui sakant pamokslus, filmavo Lietuvos kino 3 filmavimo kameros. Gal kada nors parodys kino salėse ar per televiziją.